Dainius Sabulis jau prieš kurį laiką pastebėjo neigiamus dirvožemio pokyčius. Pradėjęs domėtis, greitai rado ir priežastis, ir sprendimo būdą. Ūkininko patirtis ir agronomo argumentai turėtų praversti ir kitiems žemdirbiams. Per pastaruosius 20 mečius užaugo jauna ūkininkų karta, kaip ir kėdainiškis Dainius Sabulis. Jie stoja šalia savo tėvų arba juos pakeičia ūkyje. Kartų kaita keičia ir ūkininkavimo kultūrą. Jei tėvai ar seneliai dažnu atveju rėmėsi savo protėvių patirtimi, tai šiandienos jaunieji ūkininkai labiau linksta į mokslininkų rekomendacijas, naujas technologijas. Nebijo rizikuoti ir jas išbandyti. Dainius sako, kad varomoji jėga yra smalsumas. Kyla ir kainos, ir taip sakant, ir tos pačios žemės kainos, ir nuomos kainos, ir trašų, ir sąnaudų, viskas kainos kyla, o grūdų kainos šiai dienai tik tai krenta. Grūdų, rapsų kainos šiai dienai tik krenta. Bet tai galbūt įtaką daro ir mokslo laimėjimai, turbūt, nes gal to naujos technologijos įdomiau ir matot, ir tos inovacijos, kaip sakot, taip, smalsiau ir ta rizika irgi, taip sakant, kad ir tos pačius amalgerolius. Jos panaudojom, mes nežinojom, ar jisai mums duos efektą. Bet mes surizikavom, mes pabandėm, mes norim pamatyti, ar tos naujos technologijos atperka savo. Nes tai visgi investuota į tas technologijas yra. Ir tikimės, kad jos ir mums atsipirks. Dainius Sabulis ūkininkauja su broliu, tačiau dažnai ir vienam tenka spręsti, kokią technologiją rinktis, kaip dėlioti sėjomainos planą, nes ūkis augalininkystės. 300 hektarų auginami kviečiai, rapsai, cukriniai runkeliai. Dalyvauja paramos programoje, todėl dalį ražienos apie 50 hektarų kasmet palieka, o pavasarį į negiliai skustą dirvą sėja vasarinius rapsus. Rudenį atsižvelgia į situaciją nuėmus derlių. Jei labai daug laukose lieka biomasės, dirva suaria. Nežiūrint žemės dirbimo technologijų kaitos, sėjomainos, prieš porą metų Dainius Sabulis pastebėjo, kad dirva prarado minkštumą, yra supuolusi, augalai sunkiau auga. Pastebėjote, kad po keliarių metų ūkininkavimo tręšimo pradėjo kietėti dirvožemis. Kokiu ėmėtės priemonę? Pradžiai bandėm žemės dirbimo viską pakeisti, bet pastebėjom, kad ir tas žemės dirbimas jau nebepadeda. Tada pasikonsultavom su kustodijos specialistais, parekomendavom tokius biologinius produktus. Išbandėm ir šiai dienai matom gyvą pavyzdį. Toliau bandysim dar ir mechaniškais darbais, taip sakant. Bandysim giluminiais purentuvais tą žemę prajudint ir toliau naudot biologinius produktus. Specialistų teigimu viskas labai susiję. Jei dirva kieta, augalų šaknis sunkiai skverbiasi gilin, sunkiau vystosi. Augalai visą energiją skiria šaknims auginti, o derlių jėgų ir nebelieka. Kai dirvožėmis purus, šaknis greitai auga ir didžioji dalis energijos būna panaudojama derliui. Ypač naudingos tokiam dirvožėmiui gerosios bakterijos, kurios kaip mielės pyragą išpurena dirvožėmį gamindamos anglies dvideginį. Dėl to augalų šaknis lengvai skverbiasi gilin. Ką parodė tyrimai Dainiaus laukose? Kol kas matėm, tai tiek toks, sakykime, vizualiai, tai matos, kad šaknų suformuoja kur kas daugiau, sakykime, biologinių produktų iš purškus. Plus, kaip žinia, biologiniai produktai skatina bakterijų veiklą. Dauginasi, bakterijos atpalaiduoja maisto medžiagas. Ir šaknis daugiau, sakykime, tos pagrindinės storesnės šaknis, jos formuoja daugiau šoninių ugliukų. Tai rodo, kad sakykime, maisto medžiagų toje vietoje yra kur kas daugiau, todėl pats augalas jau didina savo šaknų masę toje vietoje, kadangi jau maisto medžiagų yra kur kas daugiau. Ir toliau bus dar apskaičiuosim su jau programinė įranga, ten jau tiksliai nusakysim visą augalo, sakykime, tenais kiek ten tų šaknų užaugo, visą plotą, diametrai, daugybė ten bus tų parametrų, tada jau matysim tokį, sakykime, skaičiais rezultatą. Dabar pamatėm tokį vizualiai ir vizualiai jau tikrai matosi jau vizualiai skirtumas. Ką gali duoti tokių tyrimų rezultato susisteminimas, kokia iš to nauda bus galbūt ateityje, kitais metais, dar kitais? Taip, iš tikrųjų, čia tokius tyrimus mes pirmi metai, kaip atlikinėjom, sakykime, šaknų tas skanavimas ir visi kiti. Tai, sakykime, kai jau bus visi apdoroti duomenys, jau galėsim kažkokią tikslę rekomendaciją daryti, jau nebe iš akies, bet jau žinosim, ką tiksliai reikia daryti, kokius produktus naudoti, tam, kad augalas, sakykime, augintų ne tik tai derlių, bet, sakykime, ir padėtų, sakykime, tam pačiam augalui, sakykime, tą šaknų sistemą ir, sakykime, visi kiti parametrai, kad tam derliui didinti. Tyrimai atliekami aktyvios vegetacijos metu augalui įsisavinant maisto medžiagas. Taip nuolat vertinamas augalų gyvybingumas, todėl labai aiškiai matyti pokyčiai jų fiziologijoje.
Dainiaus Sabulio laukuose tądien dirbo visa diagnostikos komanda. Vieni specialistai tyrė augalų fiziologiją ir būklę, kiti dirvožemį. Multiplexas – vienas iš naujausių ir dar retų prietaisų augalams tirti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos šalyse. Pas mus jis toks vienintelis. Kuo ši tyrimų technologija naudinga žemdirbiams? Jis skirtas iš anksto nustatyti augalo būsimą derlių, jo kokybę, autofluorescencijos pagalba priima duomenis. Pagrinde jis skirtas yra polifenolio ir chlorofilo tyrimams. Ir pagal juos, kaip ir sakiau, galima spręsti apie būsimą derliaus kokybę. Prietaisas nustato ir azoto kiekį augale. Turėdamas tikslius augalo tyrimus, ūkininkas gali pagal poreikį koreguoti tręšimą ir augalams duoti tų medžiagų, kurių trūksta, tiksliau apskaičiuoti tręšimo normas. Tyriant multiplexu, žemės ūkio augalų nereikia specialiai paruošti. Tyrimai atliekami tiesiog lauke. Kai kuriuos rezultatus galima pamatyti iškart, o kiti susisteminami laboratorijoje. Žemės ūkio augalams ypač daug reikia azoto, todėl azotinių trąšų sunaudojama didžiuliai kiekiai. Tačiau ar visada jų tiek reikia? Atsakymas paprastas. Reikia ištirti dirvožemį ir tada apskaičiuoti tikslų azoto poreikį ir tręšimo normą. Dėl to mes nuo gegužės mėnesio pradėjome vykdyti vizitus į ūkininkų laukus ir būtent tirti mineralinio azoto kiekį dirvoje. Ėmė mėginius nuo 0 iki 30 cm gylio. Šiai dienai esame aplankę 65 ūkininkus ir ištyrę iš 95 laukų būtent mineralinio azoto kiekį dirvoje. Ėmė mėginius iš tų pačių laukų netgi 3 kartus, skirtingais augalų augimo tarpsniais tam, kad sužinoti, koks yra būtent kiekis, kad galėtume išvesti kažkokias tendencijas, ar augalas pilnai yra apsirūpinęs maisto medžiagomis, ar yra kažkoks jam trūkumas. Pavasarį pradėti tyrimai dar bus tęsiami. Rudenį sukaupti duomenys bus sisteminami ir ruošiamos rekomendacijos kitam sezonui. Diagnostikos specialistai sutarė su ūkininkais, kad čia paliktų laukuose plotus neapdorotus biologiniais preparatais, kad būtų galima palyginti tyrimų rezultatus. Kai kurias išvadas jau galima daryti ir dabar. Vykdami į ūkininkų laukus ir atlikdami tyrimus randame, kad kur naudoti biologiniai produktai ir visam lauke atliktas tas pats tręšimas, randame, kad mineralinio azoto dirvoje būtent yra sukaupta 50% daugiau. Ir tai randame per visus 3 matavimus skirtingais augalų augimo tarpsniais. Tai vadinasi, azotinių trąšų jau mažiau reikia šitose laukuose. Tai būtent azotinių trąšų reikia mažiau ir būtent pačio ūkininko Dainiaus Sabulio laukuose buvo atlikti matavimai 3 kartus. Ir radome, kad pirmą kartą atvykę 5 lapelių tarpsnyje, kai rapsai buvo, radome, kad buvo kontrolinėme variante 104 kg hektare veikliąją medžiagą azoto, o kur panaudoti biologiniai produktai 234. Tai reiškia, buvo paspartintas mineralizacijos pats procesas ir mineralinio azoto dirvoje sukaupta daugiau. Dainius Sabulis iki šiol nedarė dirvožemio cheminės analizės, tačiau susikloščius tokiai būklei laukuose planuoja neapsiriboti vienu augalų tyrimu. Su specialistais vėl atlikote tyrimus, ten turbūt ir žemės kiekį matavo, dar kažką darėte, ar ne? Kokie tai buvo tyrimai ir ko tikitės iš tų? Kodėl manote, kad reikia, ar verta tai daryti? Manau, verta dėl to tai daryti, nes tiek metų tą dirvą dirbam, maišom viską, vartom, tai reikia kažką ir ją įdėti, ne tik trąšas augalas suvalgo, taip sakant, reikia kažkom ir tą žemę pagyvinti, padidinti humuso kiekį galų gale. Ir šiandieniniai tyrimai, ką jie parodė, ką pamatėte? Parodė, kad humuso kiekis pagrindė yra pas mūsų prastėjęs, vien dėl to, kad mes tiesiog tą žemę trešiam, o daugiau jai nieko ir neduodam. Ką trešiam, tą ir įsinešam. Bet ir dalis tų trąšų ir lieka nepanaudotos, bet mes vis tiek toliau ir taip gaunas užburtas ratas. Žinant tikslius davinius, kiek įmanomai tikslius, nes mūsų klientas augalas, jisai nepasako, ko jam trūksta. Mums reikia nujausti arba naudoti tiksliuosius prietaisus. Tai kaip ir multiplexas, kaip azoto tyrimai, šiuo metu yra laboratorinė įranga, fosforo, kalio ir azoto tyrimai. Mes tyrime dirvą, tyrime augalą, tyrime poreikius. Kam to reikia? Yra produktų grupė kaip Amalgerolis, NPK Magic, kurie ypatingai NPK Magic, kur įnešus į pasėlį, į dirvą šias bakterijas, mes kaupiame gamtoje esantį arba dirvoje esantį atpalaiduoja fosforą, kalį. Tai ypatingai naudinga augalai, nes jis įgauna prieinamas medžiagas. Bet kad tai sužinoti, ar tikrai taip yra, nes ūkininkai dažnai klausia, ar aš matysiu efektą.
efektas būtent ir parodomas tiksliųjų tyrimų pagalba. Tai dėl to, kai mes žinom, kad azoto darant tyrimus tikrai randam iki 30% daugiau azoto ir netgi daugiau negu 30% daugiau, pat kolegos ir sufleruoja net iki 50% daugiau azoto, ten, kur naudoti biologiniai preparatai, negu ten, kur nenaudoti kontrolį. Tai nėra kažkokie demonstraciniai bandymai, tai yra ūkininkų laukose, bet naudojant tiksliuosius prietaisus, šiuo atveju ir NPK laboratoriją, mes galėsim nustatyti, kiek tikrai ir parodyti ūkininkų, kiek tikrai susikaupė daugiau arba atsipalaidavo iš dirvožemio daugiau fosforo ir kalio, panaudojus NPK Magic produktą. Lygiai taip pat amalgerolis rudenį, kaip šiaudai atrodo, kaip jie mineralizuojasi, kiek vėlgi daugiau azoto, kiek įvairių prieinamų medžiagų augalų. Tai yra esminis dalykas - diagnostika. Nitratų, chlorofilo kiekio, lapo ploto ir pasėlių lygotumo tyrimai, augalų šaknų skenavimas ir osmosinio slėgio matavimas, autofluorescencijos ir dirvos kiečio matavimas. Kai kurie iš šių terminų dažnam žemdirbiui dar negirdėti, tačiau netruks ateiti laikas, kai išsamus augalų ir dirvožemių tyrimas taps ūkininkų kasdienybė, lemiančia augalų vystymasi ir būsimą derlių.